Sveiki nešvankučiai, su jumis sveikinasi Nedas Kybartas ir sveiki atvykę į laidą Nešvankios užduotis 2. Kam tada tu reikėjo, aišku? Duok savo klausimą, kam tu jos reikėjo? Šitas jums. Nes čia, pieva. Gerai, o ką? Vaiku tada. O užpumpavot persikų šiandien. Šioje laidoje matysite, kaip Eimantas, Gytis, Deividas ir Julius bandys varžytis tarp savęs dėl jūsų balsų, nes tik jūs nuspręsite komentaruose, kuris geriausiai pasirodė šioje laidoje. Nieko nelaukdami keliaujame į pirmą užduotį – peticijų rinkimas. Ir peticijas parašė jų draugai, jie sužinos apie peticijas tik tada, kai prieis prie žmonių, atvers lapą ir tada perskaitys pirmą kartą, ką parašė draugai. Atsiprašau, galėtum, renkamės čia parašus. Apkūnių žmonių neįleisti kavinės ir barus po 18 valandos, taip skatinant juos sulieknėti. Gal galėtumėt pasirašyti? Nesirašysiu. Atsiprašau, čia renkam parašus, gal galėtumėt pasirašyti peticiją, va. Oficialiai atsakyti draugystę su Latvija ir panaikinti broliukų statusą. Oficialiai atsisakyti draugystę su Latvija ir panaikinti broliukų statusą. Ne. Čia labai paprasta peticija. Uždrausti bet kokią veiklą susijusią su krepšiniu Lietuvoje. Ar būtų įmanoma pasirašyti? Ne, palaikot krepšinį? Aš renku parašus peticijai. Alkoholį būtų galima nusipirkti trečiadieniais nuo 17-20 valandos bei leistina amžių sumažinti iki 13 metų. Nes matot, šiais laikais vis tiek yra visokių įvairių būdų. Gal 13 metų galėtų nusipirkti Taip. alkoholį? Nes matot, bet nuperka tai. Nesutinka. Visai. Gaila tada. 13 metų alkoholį nusipirkti. Supratau. Uždrausti komentarus Facebook platformai žmonėms, kurių profilio nuotraukai yra su gėlėm. Žinot, kur būna netikros anketos visokios. Jo, gerai, kad nebūtų tų netikrų, kad nebūtų tų su puokštėm nuotraukų su gėlėm. Žinot, kur prisikelia visokiai tą Facebook, paskui komentuoja nesąmonės. Ačiū labai. Ačiū. Taip, iki. Priimti įsakymą, kad balandėlių įdaras privaloma būtų tik iš tikrųjų balandėlių mėsos. Įvesti privalomą lytinių aktų kambarių įrengimą restoranuose, baruose ir naktiniuose klubuose. Pakeisti Lietuvos himną į OG version dainą Kevinas Durantas. Nežinau dainuot, bet labai graži žinau. Aš galiu biškį padainuoti jam. Judu kaip Kevinas Durantas, nesat girdėjęs? Atsiprašau, čia renkam parašus, gal galėtumėt pasirašyti? Už ką? Priimti įstatymą, kad greitoji pagalba bei ligoninės neaptarnautų girtų arba nuo narkotinių medžiagų apsvaigusių žmonių. Šitoj vietoj nepasirašys. Nepasirašys, ne. Sakyk, jeigu yra pripisęs kaip kobinys. Ta prasme, toks pripisęs kaip kobinys yra, tai ta prasme, dėdė reikėtų. Paskaityk galiu? Jie. Nu, ačiū labai jums. Viso gero, viso. Labą dieną, atsiprašau, renkam parašus, gal būtų galima pasirašyti peticiją nedidelį. Čia labai paprastas yra. Sakyk greitai už ką? Atsiprašau, panaikinti prezidentų postą Lietuvoje ir įvesti diktatūrą. Nemanote, kad teisingai bus? Ne? Senjorai važiuodami viešuoju transportu turėtų mokėti didesnę kainą. Senjorams ne. Vat aš kaip tik galvoju, nes matot, jie tam viešajam transporte ir daug burba, ir daug labai nepatenkinti visko ir tikrai neretai daug problemų sukelia. Bent jau mano nuomonė, man kiek pavyzdžiui tekę yra važinėti viešuoju transportu. Nu, galima. Va. Sveiki. Ne. Sveiki. Galiu minutę laiko jūsų. Renkam parašus čia peticijom. Galiu? Mes čia renkam parašus peticijom. Gerai? Va, žiūrėkit, uždrausti pensininkams eiti per pėsčiųjų perėjas piko metu. Žinot? Senai reikėjo, tai aišku. Čia žiūrėkit, vardas, pavardė ir va čia parašas. Teisingai, tai stupinavos. Sveiki, gal galima būtų jį sutrukdyti trumpam? Nu, trumpam. Aš čia tokias parašus renku peticijam ir būtų parašas: kaimiečiai prieš atvažiuodami į Kauną turėtų gauti leidimą iš Kauno mero. O kodėl? Tai aš irgi iš kaimo manau. Bet tai jums leidimą iš karto būtų galima surūpinti. Kaime gyveni ar tu mieste? Šiaip jokio. Aišku, kiek aš iš kaimo, tu net koks skirtumas. Jokio. Kam tada tu reikėjo, aišku? Duok savo klausimą, kam tu jos reikėjo? Reikia. Dėl kilnaus tikslo. Nežinai, net kam reikia, kam tas reikėjo. Duok savo klausimą, kam reikėjo. Tai yra tiek kaimo iš
Atsiprašau, gal galima būtų pasirašyti trumpą peticiją? Čia labai paprasta. Uždrausti visus naujienų ir žinių portalus ir taip skatinti žmonių bendravimą tarpusavį. Ne, Tikrai ne. Čia yra įteisinti kompensuojamą vyriško lytinio organo didinimo procedūrą vyrams, kurie turi neilgesnį daikčiuką nei 5 cm. Čia labai rimta problema yra. Aš tikiu, kad rimta, bet... Labai padėtumėte, jeigu pasirašytumėte čia. Man labai aktuali tema yra. Tik parašo ir viskas, labai išgelbėsit. Parašo. Ačiū labai, ačiū pagelbėjo tikrai. Gali minutę laiko jūsų. Apie ką kalbėti? Nu, čia mes peticijas renkam. Kad įteisinti smurtą artimoje aplinkoje, jeigu yra didesnis alkoholio laipsnis kraujyje nei 2 promilės. Nu, jeigu pats prigeria, žinot, realiai, jo, pats prigeria ir paskui muštis gali. Pakartok dar kartą peticiją. Jo, vat, labai puiku, bus įteisintas tas smurtas artimoje aplinkoje, jeigu didesnis alkoholio laipsnis kraujyje nei 2 promilės. Galės atlupt žmonės. Jau daug yra iš tikrųjų, jau. Jau galės atlupt žmonės, sakant, ačiū jums. Visai nieko, ar ne? Tais dėl OG version himno. Kaip galvojat, reikia ar nereikia? O dabar keliaujame į antrą užduotį, kurioje bandys vaikinukai per 3 minutės nupiešti piešinį. Tai pasiims iš gatvės žmogų, atsives ir sukurs meno kūrinį, arba ne. Pasižiūrim. Aš esu dabar toks studijuoju, tai man reikia kuo daugiau piešti. Tai dėl to. O čia kaina, tai žinokit, čia kiek jūs nuspręsit, kiek aš čia, tai tiek tinka, žinokit. Jeigu tu mane normaliai pailiustruosi. Aš su šypsena norit? Aš būt paprastai. Užsidėk cigaretę, man bus geriau piešti. Jūs rūkot? Taip. Tai gal su cigaretė, žinokit, gražiau atrodys. Jeigu užsidegsit, rūkysit, pabandykit rūkyt. Meniškiau labiau, žinokit. Visi menininkai dažniausiai rūko, tai... Tai tu menininkas, tai tu rūkai. Nu, mato, aš dar tik pradedantis. O, labai gerai. Piešiu maždaug 3 minutės. Ir nedaugiau, ne? Jo. Ir karikatūrizuosi. Nu kažką tai pabandysiu. Sakyk, būtų gerai, jeigu vienas pritūptumėt čia. Jeigu būtų gerai, jeigu vieną šiek tiek pritūptumėt. Va, labai gerai. O, žiūrėk, ar tu gali savo draugui kepurę duoti, nes jam labiau tiktų? Taip, kepurėm apsikeiskit. Ne, gražink. Na, atgal. Ai, ne, iš tikrųjų daug. Ne, vis dėlto. Atiduokit, ne. Jo. Labai pasižiūrės. Eik, savo, nežiūrėk. Nupieš popsanai. Labai didelis. Vienai didelis, o kitai toks spogiuks. Gal norėtumėt, kad nupieščiau jūs? Okay. I'll make a portrait of you. It's free. I've been working in the chicken factory all summer, so I'm going to change my career. Sakyk, dariau challenge, jau 1,5 savaitės buvau nesiprausęs. I'm trying to become an artist, and I've been doing this challenge where I don't shower for a week, and yeah, I think I'm getting into the groove of being an artist now. Bet man tam Kaune tai nepatinka gyventi. Nežinau kaip jums, bet man tai Kaune kažkaip nelabai kartais patinka gyventi. Šiaip daug tokių kaip marozų, tai aš va čia todėl ir bandysiu dabar įstot. Bet kaip aš iš tikrųjų nemoku piešti? Aš nežinau, ką aš čia veikiu, žinokit. Žiauriai pavargau, žinokit jau. Nusimauk dabar 10 batą, gyti. Karsa man, žinokit, žiauriai. Nu, tokį nupiešiau stovinti, nes sėdinčių nemoku. Jūs dabar dar nežiūrėkit. Gerai, bandom. Dabar kažkas dar bus. Va, nusišypsojam. Panašu? Šari panašu? Ai, neįeina, ką. Aš taip ir galvoju. Pasiruošęs? Parašą irgi uždėjau? Could just take a picture, is that alright? No, man. I'm a self-supported artist. Does that look good? I don't know, it doesn't look like me. Žiūrėk, įvertink. Kiek įvertina tie? Žiūrėk, su cigaretė viską. Kaip galvojat? Neblogai. Nestudijuoju. Taip tiesiai iš vis nestudijuot? Tiesiai iš vis nestudijuoju. Kaip galvojat, kiek vertas būtų šitas? Aš jums jį, žinokit, ir atiduodu. Parašas yra. Ir vieną dieną pamatysit, per televizorių mane iškart paplosit. Per televizorių pamatysit? Taip. Tai sakys, garsus dailininkas. Šitas jums. Nes čia, tėvų pieva.
Nelabai iš jų menininkai, tad keliaujame į trečią užduotį, į Laisvės alėją, ten laisva tema. Kiekvienas dalyvis turės atlaikyti užduotis, kurias draugai pašnibždės į ausį. Jį prieis prie tavęs, sakyk, aš, tu, Maljorka, 5 žvaigždučių viešbutis, išskrendam dabar. Aš, tu, Maljorka, 5 žvaigždučių viešbutis, išskrendam dabar. Gerai. Gerai? Skrendam? Paklaus, kodėl taip šalta šiandien, nors rodė normalų orą. Kai atsakysi tau, ką nors, kartok tą patį, ką sako. Atsiprašau, gal žinot, kodėl šiandien taip šalta, nors pranešė normalų orą? Žinokit, nešalta? Ne, man ne. Aš tokį patį raudoną sijoną vakar buvau užsidėjęs, nepatikėsi. Ir taip gėjiškai, sakyk, biškai. Eina sau. Eina savo, kokį... Aš vakar buvau tokį sijoną apsimojęs, nepatikėsi, žinokit, raudoną. Tikrai. Žiauriai gražus. Gėjiškai biškai atrodė, bet... Sakyk, ar galima apsipirkti su Lidl maišiuk tik Lidl parduotuvėse? Ir tada iškart sekantis klausim, tai su žmona dar gerai reikalai? Atsiprašau, norėčiau paklausti, o su Lidl maišeliu galima tik Lidl apsiprekinti ar visose parduotuvėse? Ką aš žinau, čia man davė? Jums davė? Gal greitų? O su žmona viskas gerai? Viskas gerai santykios? Dėl ko tik klausim? Šiaip įdomu, aš teiraujos tokios, kaip apklausą darau. Ar laimingi žmonės, ko ne? Viskas gerai, viską būda. Būna, aišku, santykios. Paprašyk, kad tai nufotkintų prie tos parduotuvės. Tai gali nufotinti, bet su savo telefonu. Kada ne su savo nufotinti? Atsiprašau, turiu prašymą. O galėtumėt mane nufotografuoti prie šitos parduotuvės? Aha. Bet su savo telefonu. Savo? Jo, su savo noriu, kad nufotografuotumėt. Tiesiog, kad nufotografuotumėt mane. Atsiųsit man per Messengerį. Paskui aš susirasiu. Galit nufotografuoti. Ir atsigulk dabar ant žemės. Va, aš va šitaip, va. Gal galit kartu atsigulti? Gal kartu norit nusifotografuoti? O gal gali dar parodyti, kol nepabėgot? Jau čia kažkas bus, ne? Sakyk, nepatiko gerai, nesiūsk. Ai, nelabai patiko, nesiųskit. Tiek tu. Prieik prie jo, pasakyk, koks gražus šuniukas, atsitūk prie šuns ir nejudėk. Sustink. Sustink tiesiog. Koks gražus šuniukas. Nejudėk, nejudėk, nejudėk. Nejudėk, nejudėk. Dabar atsisuk, sakyk, palauk, kodėl neleidot paglostyt man. A negalėjau paglostyti šuniuko? Kaip su vyru reikalai namie? Atsiprašau, kaip su vyru namai reikalai namie? Viskas gerai? Gerai. Vaiku tada. O užpumpavot persikų šiandien? O užpumpavot persikų šiandien? Dabar pareina ta moteris su juodas, sakyk, aš velnės, švaryk iš manęs visą esybę. Įbėgiok aplinką narats, kol išeis iš kadro. Įbėgiok aplinką narats, kol išeis. Aš velnės. Nepadarė. Sakyk, žiemos sezonas, kad gali seneliais apsirengę vaikštą. Ir tada sakyk, ho, ho, ho. Šiais metais negeras berniukas buvo. Dabar ne kalėdų sezonas, kad kalėdų seneliais apsirengę būtų. Ho, 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 negeras berniukas buvau. Pradedi dainuoti Džordanos Butkutės Nemylėjau tavęs ir pradedi šokti. Atsiprašau, galiu 1 minutę? Nemylėjau tavęs, bet tylėjau ilgai. Man patiko tik būti su tavim, nemylėjau tavęs. Tai užpumpavom persikus ir galim pasakyti, kad laida bent jau man, nežinau kaip jums. Ir jeigu jums patiko nors vienas dalyvis, pakomentuokit jo vardą, o jeigu patiko visa laida, palaikinkit ir pasubscribinkit. Iki kitų kartų.